Po 22 metų pertraukos aukščiausio lygio ralių sugrįžo į Ukmergę. Būtent čia šiandien buvo duotas startas pirmą kartą rengiamam USEMA rally Ukmergė. Čia susirinko ne tik greičiausiai Lietuvos ralio meistrai, bet ir Liufinen Rally for Trophy čempionato dalyviai. Trečiajame pirmenybių etape prie starto linijos išsirikiavo 6 jaunieji ralio talentai. Pirmąją lenktynių dieną organizatoriai dalyviams paruošė 4 greičio ruožų išbandymą, kurį vainikavo po daugelio metų sugrįžęs legendinis greičio ruožas Versmės kroso trasoje. Pirmasis lenktynes pradėjo čempionato lyderis Markas Buteikis. Ukmergiškiai džiaugiasi išsipildžiusią svajonę dalyvauti namų ralyje, tačiau visas viltis apginti namų tvirtovę deda rytojaus dieną. Aš tai manau toks dalykas, kad turim labai sunkų gruntą, nes nulyja. Ir prisimenant Lazdijus, Pežai ant sunkaus grunto bėga. Tai nežinau, rytoj visą dieną laukia, tai čia dabar nieko negalim spręsti, jokių strategijų čia nedėliojam, tiesiog darom geriausia, ką galim. Ir žiūrėsim, kaip išeis. Netrukus trasose pasirodė ir Irmantas Buivydas. Antroje vietoje žengiančiam dalyviui šiandien ne viskas klostėsi pagal planą, tačiau Kelmiškis neketina nuleisti rankų. Tai tie pirmieji 2 iki servizo, tai nežinau, labai prastai jaučiaus, tiesiog atrodo nepavyko savo tempą palaikyti. Ir šturmano gerai negirdėjau, tiesiog nepavyko greitai važiuoti. Ir dar po pakeitimų važiuokliai atsirado kita bėda, kad priekis stūmė. Tai po 2 ruožų servise dar padarėm porą pakeitimų. Jau geriau pradėjo važiuotis, atsirado vėl nuotaika, tai manau, kad rytoj turėtume tikrai pagreitėti. Jauniausias čempionato dalyvis Aras Kvedaras nepaliauja stebinti ralio fanų. 17-metis šiandien užtikrintai nugalėjo 2 greičio ruožuose, vykusiuose ant asfalto ir Versmės kroso trasoje. Tuo tarpu jau nuo pirmojo greičio ruožo į lyderių gretas įsiveržė Klaudas Bučinskas. Vyriausias čempionato dalyvis šiandien laimėjo 2 greičio ruožus. Tai geri, įdomus greiti greičio ruožai ir su kroso prieskoniu. Tai paskutiniam greičio ruožė turėjom pliurzės, buvo šiek tiek slidu, įdomu, keista. Bet pavažiavom dėl žiūrovų. Po pirmosios dienos Ukmergės ralyje lyderio poziciją užima Klaudas Bučinskas, turėdamas vos sekundės persvarą prieš Arą Kvedarą. Trečioje vietoje žengia vietos herojus Markas Buteikis, nuo lyderio atsilikdamas 4 sekundėmis. Liufinen Rally for Trophy čempionato kovos Ukmergės ralyje bus pratęstos rytoj. Čempionato dalyviams, toliau kovojantiems dėl 80 000 eurų stipendijos ir galimybės startuoti kitų metų Europos ralio čempionate, reikės įveikti dar 12 greičio ruožų Ukmergės apylinkėse.